Būtinai pažymėkite savo kalendorijoje, kad mes būsime užtemimo koridoriuje nuo rugpjūčio 9 iki rugpjūčio 31 dienos. Užtemimai vyks. Saulės užtemimas rugpjūčio 12, Mėnulio užtemimas rugpjūčio 28 dieną. Ir labai trumpai, ko nerekomenduojama daryti užtemimo koridorių laikotarpiu. Tikrai nepasirašinėkite jokių sutarčių, neimkite kreditų, neimkite lizingo, nepradėkite naujo verslo, neskolinkite pinigų, nekonfliktuokite su kitais, tikrai nepradėkite vaikų, tegul jūsų vestuvės vyks kitų palankių laikotarpių, nepradėkite skyrybų procesą, nepradėkite bankroto procesą, apskritai nepradėkite jokių svarbių žingsnių ir jokių svarbių projektų, kurie turi ilgalaikę perspektyvą. Aišku, kai kurie žmonės, kurie labai gerai išmano energetinius dalykus, gali šį laikotarpį išnaudoti savo naudai. Bet tie, kurie neturi tokių žinių, praleiskite šitą laikotarpį labai ramiai. Jokių būdų neįsivelkite į konfliktus. Net jeigu jūsų artimieji jaus tam tikrą nerimą, emocijų antplūdį, visada išlaikykite ramybę, nes jeigu susipykti užtemimo dieną, jau grąžinti santykius gali būti labai ir labai sunku. Todėl daugiau būkite gamtoje, skaitykite prasmingas knygas, klausykite prasmingą muziką, veskite dienoraštį, labai gerai valyti namus, išmesti nereikalingus daiktus, atsisakyti nereikalingų ir griaunančių įpročių.